Labas visiems, su jumis šiandien aš Gabija. Ir šiandien aš pakalbėsiu apie vieną daugiau ar mažiau visiems žinomą youtuberį. Tai yra Geitva. Jo nėra pavadinimas Geitva, aš tiesiog jį praminiau Geitva. Apie ką aš maždaug dabar kalbėsiu. Dabar YouTube'e vyksta nesveikai didelė drama tarp YouTuberio Rokas ir Geitva. Rokas padarė video, kuriame jis aptarė tiesiog Geitvos kanalą ir Geitva, būdamas labai išdidus ir didelę ego turintis žmogus, įsižeidė. Šitame video aš pakomentuosiu visą šitą situaciją. Go ahead, palikit visą savo heitą man komentaruose. Geitva family, neiškraipykit mano žodžių, gerai? Jo personažas YouTube'e, aš negaliu pasakyti, koks jis yra. Jisai elgiasi kaip merga. Aš Ask.fm pasirašiau savo nuomonę apie Geitvą, nes tai yra mano puslapis ir aš ten postinu, ką aš noriu. Ir Geitvos family pradėjo mane raustinti. Gabijo, dieve, tu debilė, mirk, ką tu darai ir kodėl tu stumi ant tokio tobulą žmogaus, tu niekad nebūsi tokia tobulą kaip jisai. Ir tu geriau iš viso nusižudyk, nes tau nėra vietos ant šitos žemės, kai gyvena toks tobulas žmogus. Aš prašiau, kad jis man atrodo fuckboyus ir kad jis labai save iškelia. Aš nerašiau, kad jis toks yra. Ir vat šito fakto žmonės nepagavo. YouTube'ai jis atrodo kaip grina mergaitė. Kai tu esi bachūras, tau yra 15 ar 16, nežinau, pavyzdžių, kaip atrodo fuckboyus, tai yra toks, vienoks. Ir visų šitų fuckboyų buvo ir Geitva. Ir duodu 100%, kad tie, kas net nežino, kas yra Geitva, jūs net neskirsit, kuris buvo Geitva. Išorė ir jo elgesys kaip fuckboyus. Lindimas iš šiknos su savo banaliausiam nesąmonėm. Geitva yra pro ant šito dalyko. Aš irgi rašydavau, o dieve, jūs ten esat mano šeima. Taip nėra. Viskas, ką jūs darot, jūs tiesiog peržiūrit jo video. Duodat jam pinigus ir laikus ir leidžiat jo hobiui pildytis. Jūs nesat jam draugai. Kaip galima vadinti žmogų draugu, kai tu jo nesi matęs, nesi su juo kalbėjęs ir bendravęs ir net nežinai, koks jis. Jis tikrąja ta žodžio prasme lenda iš šikno. Įkelk kažką mielo ir įkelia fanės fotkę. Man tai tu daugiau negu draugas, tu esi šeimos dalis man. Tai mes ir esame #GeitvaFamily. Gerai, aš dabar prieisiu Maksimoj, skasuoju prie pardavėjų, sakysiu, jūs mano draugė, nes jūs man pasakėt labą dieną ir viso gero ir arba skanaus torčiuko. Kreip dėmesio, ką sako kiti, tu darai tai, kas tau patinka, juk visada atsiras heiterių, bet nevalia nuleisti rankų. Niekada jų ir nenuleisiu, nes turiu jūs. Tu turi savo interneto puslapį. Tu turi internetą, tu turi internetinius puslapius. Jis pats save žemina. Dabar, kai pasakiau, kad jis pats save žemina, galvoju, dieve, koks nesveikas žmogus gali žeminti save. Jeigu pats Geitva to nesupranta, aš jam paaiškinsiu, ką jis daro ne taip ir kodėl visa drama vis dar tęsiasi. Tu, galima sakyti, kurstai savo visus žiūrovus. Tu parašai, o dieve, koks nevykėlis tas Rokas. Čia yra stumimas. Reikia vieną kartą išmokti pasijuokti iš savęs, o ne kurti visokius lievus memes apie žmonės, kurie tau nepatinka ir rašyti savo fanam, o dieve, maldės, kad kuriat, o dieve, maldės taip ir taip. Ką aš padariau su savo gyvenimu meme? Surinksiu dahuja like, nes pakritikavau Eitvą ir būsiu pop ir nepaėjo. Tai nėra gražu. Džiaugiuosi, kad mano heiteriai yra youtuberiai, nes jie daro man šautautą. Ne, Geitva, aš tau šautautą nedarau. Ne, vyruti. Niekas tau šautauto nedarys. Gali svajot apie savo prenumeratorius ir savo šeimą, kuri tau rūpi. Labai daug žmonių į Roko ir į Nedžio komentarus ir visur rašė apie pavydą. Ir tam pačiam Geitvai rašė, jie tau tiesiog pavydi. Atsiprašau, ko aš tau pavydžiu? Aš tau turiu kažko pavydėti? Man kažko tau yra pavydėti subscriberių? Prašau, pasimk. Jeigu tau subscriberiai yra visas tavo gyvenimas ir tau žmonės, su kuriais tu bendrauji, nerūpi, tu darai savo video kūrimą vien dėl prenumeratorių. Atsimerkit pagaliau. Nuomonės reiškimas. Dabar yra laisva Lietuva. Čia yra mūsų pasirinkimas, ką mes keliam į savo puslapius. Tas pats galioja ir Eitvai. Jeigu tu nori pasirodyti belė koks asshole, tu gali kelti toliau tuos savo memes, tyčiotis iš žmonių. Noriu pakalbėti apie tai, ką padarė Rokas. Tai yra kritika. Kritika, žodžio reikšmė. Kritika. Ko nors aptarimas, tyrimas, nagrinėjimas, vertimas, dažniausiai neigiamas, trūkumų nurodymas. Tai ir padarė Rokas. Kame tu radai stumimą? Žmogus įsižeidžia tik tuo atveju, kai jis tai savo gali pritaikyti. Tu nekreiptum dėmesį, tai tu pasakytum Rokui, o dieve Rokai, man galbūt nepatinka tavo video, ištrink savo video, prašau. Ne, tu turi padaryti dramą iš to.
Tu turi pasipostinti Facebook'e, pasipostinti Ask.fm, pasipostinti, kad tavo fanai nedaug dievę tavęs nepalaikytų, nes tu kitaip nusižudysi ir persipjausi venas. Nebemėški kelnes, prašau. Tai buvo kritika. Jeigu tu jos nemoki priimti ir nemoki pasijuokti iš savęs, čia yra tavo problemos. Rokai, nepyk, man nepatinka tavo video, nes jis žaidžia mano ego. Pas žmonės labai skiriasi humoro jausmas. Pas Geitva yra lėkštas humoras. Tai yra, jam juokingos komedijos ten, kur žmogus ten paslysta ant šūdo ir jam juokinga jo pačio kurti memes. Roko šiuo atveju humoro jausmas yra juodas humoras. Juodas humoras yra ne visiems, jis yra žiaurus. Ne visi jį supranta. Reikia būti daugiau open-minded ir mokėti priimti kritiką ir priimti kitokius žmonės, kurie turi kitokį požiūrį į gyvenimą ir kitokį suvokimą. Tai yra, kodėl jums rūpi. Geitvas Family yra labiausiai jį palaikantis žmonės, bet labiausiai žeminantis kitus žmonės. Ką jis jums padarė? Galit man paaiškinti, ką jis jums padarė? Ta prasme, už ką jūs jį mylit? Už tai, koks jis yra žmogus? Jūs jo nepažįstat, jūs nežinot, koks jis yra. Gal jis už ekrano prievartauja mažas mergaitės. Iš kur jūs žinot? Jūs nežinot nieko. Tam ir yra esmė. Jūs mylit jo personažą. Jūsų protas yra netiek išsivystęs. Ir pirmiausia gyvenime reikia mylėti save, o ne kitus. Ir ne žmogų, kurio tu galų gale nepažįsti. Ką jis jums padarė? Jis draugaus su jumis? Mylės jūs ir kai jums bus blogai, kai jūs žudysitės, atbėgs pas jūs namus? Ne! Jis įkels dar vieną 4 minučių video, kaip perka Maikė ir kaip reikia valgyti McDonald's. Atsigaukit, jūs jam neša tiesiog pinigus ir peržiūras, taip pat kaip ir man ir taip pat kaip ir visiems kitiem youtuberiam. Aš jums nepudrinu smegenų, kad aš jūs myliu, einu sapnuoti jūs ir jūs esate mano šeima, nes jūs patys žinot, kad jūs tokie nesat. Ir jeigu jūs taip galvojat, prašau, galit išjungti mano kanalą ir tiesiog išeiti iš jo, nes taip nėra. Please, cancel, stop it. Jam trūksta dėmesio. Paaiškinkit man šitą ir paaiškinkit, kodėl aš esu tarp visų šitų. Kas nežinot, kas tai yra tiesiog video tagai ir jeigu tu ieškai YouTube'e, ten tarkim ieškai Gabė ir išmeta ten mano kanalą, ten kitų kanalus ir tada išmeta jo, nes jis tai yra įdėjęs į tagą. Jam trūksta kažko. Aš galiu pasakyti, ko jam trūksta smegenų. Trūksta peržiūrų, trūksta laikų, trūksta prenumeratorių, kad tu naudojies kitų vardais. Jeigu tau trūksta peržiūrų, tu per video nusirenk, parodyk visiems savo gražų presą. Aš neturiu žodžių. Viskas, kaip galiu apibūdinti tokį žmogų, tai yra dėmesio auka. Ko tame video nėra? Kodėl prie jo video tagų yra Minecraft, Jcraft? Kodėl yra Swapbox Lietuva? Jeigu tokio dalyko tavo video net nėra. Gali man šitą paaiškinti, prašau. Ieškau logikos ir aš jos nerandu. Geitva, kitą kartą, kai tu trūks dėmesio, prašau, įkelk video be Maikės, su presu, arba iš viso nusirenk. Ir padaryk helikopterį. Tada, manau, tikrai atsiras tau ir peržiūrų, ir laikų, ir išpopuliarėsi visoje Lietuvoje. Nebevok mano vardo ir kalbu už visus youtuberius tuo pačiu. Laikas būtų pradėti rodyti tikrą savo veidą, o ne vaidinti, koks tu esi geras. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo aš, Gabi. Ate. Kad tu nesi čia vienas ir kad tu nesi YouTube dievas ar pats geriausias. Priimk tai kaip stumimą, priimk tai kaip karo ženklą ir nepykanto ženklą. Ir jeigu turi kiaušus ir moki už save pastovėt, nebeaiškink savo fanam kurti lievų memes apie mane ar apie kitus mano draugus. Tiesiog padaryk pats video responsą į visą šitą dramą ir pagaliau prisimk atsakomybę už savo šūdą.